ką va dirbtinio intelekto tema pasidaryt, kad jisai žinotų, ką aš darau ir turėdamas labai daug informacijos galėtų man patart. Ir jisai gali patart tik tais vienu atveju, jeigu jisai žinos, ką aš suvedu į kompiuterį, su kuo ir kaip aš bendrauju, apskritai, kas vyksta mano versluose, mano veikloje ir kaip, ko aš galiu jo paklaust, kad man galėtų pakreipt. Pavyzdžiui, mano viena iš problemų yra marketingo klausimai, tokie, kurių aš tingiu, nenoriu, nepadarau. Tai pavyzdžiui, vakar jisai sėdėjo ir tvarkė man sąsajas, kad Facebooko reklamos, kurios sukasi analitika, Google'o analitika susektų ir galėtų lygint, kas ten buvo daryta ir ką galima būtų patobulint. Automatiškai priminimai, ką, pavyzdžiui, ryte, ką šiandieną aš suplanavau padaryti kalendoriui ir ką reikėtų padaryti, ir jisai apibendrino. Bet kad jisai tą padarytų, jis iš kažkur turi turėti duomenų. Ir pavyzdžiui, dabar kompiuterėje ką darau, viskas fainiai, viskas aišku. Bet pavyzdžiui, ką aš darau telefone, jisai nežino. Ir kaip pavyzdžiui, man dabar jį išmokint, nes aš telefone praleidžiu pakankamai nemažai laiko ir laiko ne tai, kad aš ten zombinu prie Facebooko ar ten TikToko, bet aš bendrauju su žmonėm, aš uždavinėjau klausimus, aš kuriu tuos kalendoriaus įrašus, aš skambučius darau. Ir pavyzdžiui, atradau vieną įrankį, Tasker vadinasi, ir su Taskerio pagalba idėja tokia, kad jisai sektų, ką rašau, kokie skambučiai vyko, jisai neįrašinėja konkrečių faktų, bet patį procesą, kaip atidarbint, sakykim, kaip taptų mano tokiu kaip ir asmeniniu, tokiu netgi auklė, gal geresnis žodis. Ir pavyzdžiui, su Taskerio pagalba, kad tai padaryt, viskas fainiai, gražiai skamba. Su jis kompiuterį paruošė visą programą, visą struktūrą, kaip visus ryšius, ant popieriaus viskas gražu. Įsidigiu programą. Neveikia. Tuščias langas programą atidarius. Nu gerai. Jisai man sukūrė Asanui, nes aš projektų valdymo programą naudoju Asaną, ir Asanui padarė man namų darbą, šaunuolis, aš tampu vienu komandos narių, ir kuriame jis yra. Ir tas zeniukas mano Asanui padaro užduotį, ir toj užduotį yra, kur nueit telefone, toj programoj, kurią teko parsisiųst, ir įkelt failą. Asanoj failo paties nėra, tai natūraliai jau nauja taisyklė, kad kai jisai sukuria man užduotį ir jeigu toj užduotį turi būti kažkoks tais panaudotas failas, kad jisai natūraliai ir į Asaną įkeltų tą fiziškai failą. Čia vėlgi jau prasideda automatizavimas, bet čia ne apie tai. Tai gerai, tebūnie, Asana padarė, ten aš susiradau tą failą, kuris buvo sukūręs pagal tas instrukcijas, nuėjau telefoną, suvedžiau, neveikia ir atmetinėja 1, 2, 3, visais kampais bandau, galvoju, nesąmonė, jo užklausiu, turi veikt. O faktiškai neveikia. Tai, kad įsivaizduot į telefono, į kompą, per USB jungti, jisai visą naktį kodino. Ir aš matau, ką jis darė. Jisai atsidaro programą, pasileidžia tuos parametrus, kurie jam reikalingi, neveikia. Žiūri tuos logus vadinamus. Ir jisai žaidėsi visą naktį, praktiškai pusę dienos. Ir jis tą padarė. Tai dabar mano telefonas seka aš savanoriškai, kaip gali būti kažkam paranoja. Taip, aš viską dedu ant stalo, nes noriu 97% minimum marketingo automatizavimo, o tai įvyks tik vieninteliu atveju, jeigu jisai žinos, ką aš darau marketinginiais tikslais. Tai ne tik tais, kad, pavyzdžiui, paleidžiu Facebooko reklamas ar sukuriu postukus ten pagrindiniuose, ten 5-6 soctinkluose, bet dar ir ką aš darau, kaip aš veikiu, kaip žmogus, kaip darbuotojas, nes nors kaip ir įmonės vadovas, bet vis tiek aš esu, sakykim, ta darbo jėga, ir kad galėčiau save optimizuoti, kad mane kažkas iš šalies kažkaip pakreiptų. Tai telefonas plus kompiuteris, totalus sekimas. Jeigu kažkam gali atrodyti, kad čia dabar mano suseks, mano paslaptis atskleis, ten dar kažkas, aš netikiu, kad tai įvyks. Jeigu ir įvyks, vis tiek tai yra know-how, kurį galima replikuoti, kurį galima pakartoti, su kurio galima dirbti.
GDPR klausimas, va čia jau įdomesnė tema, tai va dėl to aš sėdžiu prie saugumo klausimų, ką galima, kaip galima daryti, kad jisai jokios informacijos bereikalingos nepriiminėtų, neįrašinėtų ir tuo pačiu, kad negalima būtų atskleistų. Ten, pavyzdžiui, šiandieną baiginėjo procesų ir portų tokį kaip monitorių servisą, o tai yra tam, kad kas yra portai, tai reiškia, reiktų įsivaizduoti, jeigu nežinant, tai reiškia, tarkim, yra kompiuteris, ne, ir kad jisai veiktų, yra programa ir yra ryšys, tie durys, vadinkim, langai į išorę, į internetą. Ir kad atidarytų tą internetą, pavyzdžiui, naršyklė yra ten 8080 portas. Tai reiškia, yra daug tokių sąsajų, per kurias galima bendrauti tiek kompiuterio viduje, tiek su išorė. Ir jeigu įvyktų kažkokies nutekėjimas, ne, tai gali būti, kad arba per atidarytą portą, tą vadinamą, tai reiškia, bus neužrakintos durys ir pro ten galės įeiti ir paklausti, kas ko netingi ir geranoriškai pasiimt. Arba susikurt tas vadinamas apsaugas. Tai va, sėdėjom ir toliau, va, aš manau, kad čia yra tęstinis procesas, kaip darytis apsaugas, kokius įrankius įsidėkti, kad tie portai, tie procesai būtų uždaryti, o jeigu kartais ten kažkas atitenka, papildomos apsaugos, kad identifikuot, kad kažkas pašalinio keisto vyksta. Ir mano mintis yra tokia, kad aš apsisaugau, bet tuo pačiu ir esu visiškai atviras tam, kad galėtų jisai mane vest, gal ne tas žodis, galėtų man patarinėt, parodyti tas vietas, kurių aš nepastebiu. Ir pavyzdžiui, dabar mano noras yra pasidaryti internetinį tinklalapį renginiams, kuriuos organizuosiu. Beje, šiek tiek vėliau paanonsuosiu ir aprašyme yra nuoroda, kad organizuosiu renginius ir kad renginys atsirastų, reikia tinklalapį sukurti. Man užtrunka 3 dienas. Tai pavyzdžiui, dabar jau yra sukurtas įrankis, kurio pagalba susikurti tinklalapį daug greičiau, paprasčiau. Ir tai vėlgi yra automatizacijos klausimas. Bet vėlgi, o tinklalapį kuriant, tai vėlgi reikia suprasti, kaip aš matau kažkaip tais aprašymus, ko aš siekiu, kaip tą prašyti, kur sudėti. Tai viskas patenka į tą patį, kad jeigu šita sistema iš pusės žodžių mane supras ir žinos, ko aš reikalauju, kokius atsakymus duoda ir man tinka, netinka, tai tikėtina, kad jo rezultatas, kai aš sekančius kartus paklausiu, bus daug tikslesnis, su mažiau nukrypimų į šoną, tai vadinama haliucinacijom, ir galėsiu toliau daryti dalykus, kurie daugiau yra skirti kūrybai, pastebėjimui. Pavyzdžiui, dabar ką jau pavyko pasiekti ir kuo aš labai džiaugiuosi, kad reiškia, jeigu aš užduodu, pavyzdžiui, nusinčiu nuorodą, įdedu į tą programos langą nuorodą arba įdedu tiesiog žodį ir jis pradeda jau ieškoti šito žodžio, šitos nuorodos prasme, vertindamas tai, kas jau yra sukurta ir kaip aš galiu vertinti. Kaip aš galiu vertinti, tai yra aprašyta taisyklėse, toj konstitucijoje, yra agentų taisyklėse, yra duomenų bazės įrašai ir tokiu būdu jisai įvertina ir ar diegiam ar nediegiam. Ir labai dažnai jo versijos ir vertinimai pakankamai, sakyčiau taip, 90% atveju jau man tinka tai, ką jisai pasiūlo, nes pavyzdžiui, čia irgi suradau įrankį, kurį čia dabar paskutinį, jisai įdegė PencilDev. Tai reiškia, kad kai kursiu tinklalapį, kad jisai kurtų vizualius elementus. Pavyzdžiui, man nereikėtų samdyti žmogaus dizainerio. Taip, aš nemanau, kad aš visiškai apsieisiu be žmonių. Vis tiek kažkurio momentu reikės žmogaus pagalbos, bet pats principas, kad jisai galėtų bent jau tą, vadinkim, juodraštį padaryti, pirminės gairės, gal netgi visą galutinį ir ten nieko nebereiks daryti. Tai reiškia, minimum tai padarys jisai per kelias valandas galbūt, gal net minutės ir iš kitos pusės aš galėsiu tik tais atlikti vertinančio vaidmenį. Tai va, kodėl aš apie visą tai kalbu ir dalinuosi, nes kad tą, ką dabar kuriuosi, susikūriau ir ką dar kursiuosi, aš pastebiu, kad tiesiog man trūksta žinių. Nors internetas besagalis, bet iš kur atsirinkti. Ir aš pastebėjau, kad man labai padeda, ypatingai dabar yra nemokama dirbtinio
intelekto grupė, kuri yra kuruojama Davido iš Turbolinko. Ir šiandieną netgi bus onlaininis nemokamas susitikimas, kuriuome bus vienas iš bendruomenės žmonių pristatys savo temą ir tuo pačiu bus galima padiskutuoti, o penktadieniais vyksta Martyno, nerealiai veda automatizacijos, dirbtinio intelekto ir automatizacijos klausimais, kas ką darė ir tuo pačiu ten toks pasidalinimas mintim, kas ką daro, ką panaudojo, ką atradė ir tas čiatas verda. Beje, pasiekta rima, pasirodo, Messengerį yra 250 tik tai galimų žmonių turėti Messengerio čiate, tam grupiai. Tai yra jau pasiekta riba, aišku, būna kažkas išeina, tai labai greitai užsipildo ta vieta, tai iš esmės jau Messengerį praktiškai šitą bendruomenę išaugo, tai ir kadangi tai yra iš visos Lietuvos ir ne tik, pavyzdžiui, pats Martynas yra, jeigu aš neklystu, iš Ispanijos, tai ko aš siekiu, tai aš siekiu būti tokių žmonių akiratį ir pastebėjau, kad gyvai bendraujant yra daug daugiau šansų, kad įsisavinsiu, pritaikysiu ir dar galėsiu užduoti klausimus ar minimum pasidalinti. Ir dalinantis, pavyzdžiui, dabar, aš atrodo pasakoju, ką man tai, nes mano smegenyse vėlgi gimsta ryšiai ir vėl gimsta mintis, o kur tada link reikėtų pakreipti, minimum bekalbant. Minimum besiruošiant, ką aš kalbėsiu. Ir plus ekspromptų kalbu, tai čia vėlgi, kad suprast, kad tai, ką aš darau, tai yra praktiškai ne kažkur išskaityta, o tiesiog tai, ką darau, dalinuosi. Ir dabar, ko aš noriu, pats asmeniškai, ko man trūksta, tai trūksta gyvų susitikimų su žmonėm, kurie jau kažką daro. Ir aišku, pabūti tuo, kas šaunuolis, aš šaunuolis, taip ir pasidalinti su tais, kurie turi klausimų. Daugėja klausimų, kad, Dariau, žiūrėk, ar gali tą, ar gali aną, nes pradeda matyti, kad kadangi dalinuos, kad jau pradedu rodyt, kad tikrai gebu ir sugebu ir paaiškinti ir identifikuoti ir padėti, bet mano laikas yra resursas ribotas ir jeigu aš ten vien užsimsiu tą gerų darbų ir atsakinėsiu į žinutes, skambučius, nebebus laiko daryti ir savo asmeninių tikslų pasiekti. Tai va tam organizuoju kiekvieną mėnesį gyvus Vilniuje susitikimus ir mano noras yra, kad tai yra ir dirbtinio intelekto, ir verslo procesų tokia būtų kombinacija. Pavyzdžiui, čia iš viso mano viena iš svajonių, kad Nerijus Jasinavičius dalyvautų ir galėtų, pavyzdžiui, pasisakyti apribojimų teorijos tematiką, kur galima lipti ant grėblio, nes ką labai jis yra fainiai pasakęs, kad ir Maskas beje tą patį kartoja, kad blogiausia, kai versle yra tobulinami procesai, kurių neturi būti. Tai pirma, identifikuot, išmest ir tobulinti tik tuos, kurie yra verti tobulinti. Tai reiškia, turi įsidentifikuoti, susirašyti, atsirinkti, pasirinkti įrankius, tada atitinkamai matuot ir tada vėl grįžta viskas iš naujo ir vėl tada žiūri, ką išmest, ką matuot, ką optimizuoti. Ir dabar atsirado galimybė žmogui su minimaliais techniniais gebėjimais netgi pačiam pasidaryti. Tai jeigu aš galiu šitas sistemas kurtis, nieko nebaigusiam šitą temą, taip, aš ten mokykloje kažkiek krapščiau, ten S-lygį informatiką, ten universitete informatiką studijavau, bet man nepatiko pati koncepcija mokymo programa ir aš pasirinkau verslo pardavimo kelią, paskui teko gamybos kelią. O dabar atėjo vėlgi galimybė man neprogramuojant kurt įrankius, sprendimus, mąstyt, ko aš noriu, ką mano verslas darytų, kaip mano komandos, su kuriuom aš kuriuosi visus tos procesus, kaip jos gali įsikomponuoti ir kas galėtų jom padėti, kad mes būtumėm našesni. Nes vėlgi yra ir konkurencija, nors tikiu, kad konkurencija galvoja, bet kaip bebuvę klientai renkasi, ką man padaryti, kad aš būčiau minimum top 3 pasirinkimuose, o galop pasirinktų mano sprendinius ir paslaugas ir servisą. Ir tam automatizavimas, verslo procesų išmanimas, buvimas akiratį žmonių, kurie irgi kažką tą temą daro, nori, siekia, dalinasi. Ir man labai Martyno patiko viena frazė, ką jisai dalinosi, kas man taip irgi praplečia mano akiratį, kad jisai, jeigu aš neklystu, virš 20 metų yra automatizacijos temoje, kūrėsi įrankius ir ten jisai visą galvą toliau yra pažengęs ir žmogus irgi šito dirbtinio intelekto grupėje organizuoja tuos nemokamus penktadieninius zoominius susitikimus ir jo duoklė sociumai. Ir pavyzdžiui, jo frazė, kad ką aš dabar darau ir kaip aš darau, nes ir aš prisistatinėjau, vienas iš pranešėjų buvau, kad taip kaip aš matau, jam jau sudėtinga pamatyti ir tai yra normalu, kaip pavyzdžiui, aš čiužinių temoje arba ten kitose srityse, kaip video marketingo temui, aš nebegaliu matyti, kaip tik tai šviežiai ateičiau į šitą temą su dabartiniais įrankiais šitoj rinkos situacijoje. Tai gaunasi, kad
buvimas žmonių akiratyje, kurie yra skirtingose situacijose įšoka į tą traukinį su savo skirtingom patirtim ir mes va tokius žmonės galim apjungt, bendraut, dalintis. Čia jau praktiškai ne tik tais verslo procesų ir dirbtinio intelekto įrankių pasidalinimai, bet čia yra apskritai ir bendrystėj, nes ateina įdomus laikai, kai greičiausiai nebe įrankiai bus aktualu, o vat kaip tik tas žmogiškas ryšys bendrystė, nes visa kita, o skaitmenizuota. Tai va, kovo 26 dieną vprocesai.lt dažniau skelbsiu informaciją apie eigą. Šiandieną paskelbsiu oficialiai ir gairės, turiu dar geras 2 valandas, čia turim 3 valandas, nes 7 valandą vakare startuos šiandieninis dirbtinio intelekto susitikimas ir va ten bus anonsuota ir aš plačiau pristatysiu, apie ką bus. Ko aš ieškau? Ieškau lektorių, kurie galėtų kiekvieną mėnesį būt pranešėjais, nes tikslas šitų gyvų susitikimų ir konceptas toks, kad turės būti lektorius pranešėjas, kuris pristatys temą, taip pat turės būti karšta kėdė žmogus, kuris pristatys, ką jisai daro praktiškai ir galima bus jam užduoti klausimus ir tada bus mastermindo sesija. Tas tikrai bus, čia tokie kertiniai reikalai. Ir 4 elementas bus, kad bus kažkokia užklasinė veikla po, nes vėlgi didžiausia vertė yra, kai žmonės susitinka, kurie turi šitą bendro, bet man būna gyvai kažkaip nefainiai, nėra tos pažinčių, ne visi yra tokie proaktyvūs arba išsilavinę, man 8 metai BNI davė tą postumį, kad aš galiu drąsiai prieiti prie žmogaus ir paklausti, bet daugelis žmonių to neturi, ypatingai kurie į techninius dalykus pasinėrė, jie socialiai būna neturi tokių supergalių išvystę. Tai bendruomenės tikslas ir tie neformalūs susitikimai po oficialios dalies, kuriuos taip pat organizuosiu, pateks į visą paketą ir aš planuoju, kad susitikimai vyks nuo vidurdienio, ten grubiai 2 valandos iki vėlaus vakaro, tam, kad būtų ir žinių, tam, kad būtų ir pasidalinimų, ir išgirst kitų pasidalinimais. Čia dažniausiai turbūt yra pati stipriausia vieta, tas mastermind elementas. Ir paskui jau tas, kas galės pasiliks, after party, ar tai bus pirtis, ar tai bus bowlingas, ar tai bus kažkokia kita veikla. Čia jau klausimas, kurį labai nesunku išspręsti, svarbu, kad susirinktų žmonės tie, kurie nori. Aš iš tokių žmonių, kuris noriu ne tik automatizuoti 97%, aš noriu klestėti, aš noriu sukurti internetinių tinklalapių imperiją. Kad tai padaryčiau, reikia arba labai daug pinigų, arba turėti sistemas, kurios yra automatizuotos, kur gali už pakankamai nedidelius resursus sistema, tie įrankiai padaryti automatiškai. Aš tuo esu įsitikinęs, kad tai yra įmanoma, pasauliniai praktikui tai yra. Jeigu kažkas gali, galiu ir aš. Tai klausimas, ar ir tu nori? Tai kovo 26 dieną Vilniui bus susitikimas dirbtinio intelekto, verslo procesų ir būriam bendruomenę ir darom dalykus, nes jau atėjo įdomus laikai. Perkamoji galia, man patinka Tele2 vado žodžiai, kad yra sveika turėti tą paranoją, tai aš ją turiu ir suprantu, kad tai, ką aš dabar darau, turės greičiausiai ateinančiam dešimtmečiui negrįžtamą pokytį to klestėjimo link, kurio siekiu ir linkiu ir tau klestėti. Tai aš Darius, video ambasadorius iš Mainstream Pro, linkiu klestėti, susimatom kovo 26 dieną, jeigu turėsi klausimų, yra po apačia. Žemiau video, ir praktiškai viską pasakiau. O jeigu reikės video automatizacijos klausimų, kiek aš dar turėsiu laiko, kam galėsiu apsiimti, pabendraukim. Tai buriu ir komandas, noriu būti žmonių akiratį, pats daryti, būti naudingu ir kad būtų viskas fine. Viskas ir yra fine. Iki greito. Linkiu klestėti.